Galutinis tikslas ir absoliutus pranašumas. Greitį ir įsiutę. Trigubas X aukštesnis lygis. Legenda apie Zoro. Elžbieta aukso amžius. V tai Vendeta. Geriausi pasaulio filmai lapkričio mėnesį tik per LNK. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia 2 minutės šlovės. Street Workout. Taip. Sveikas, Artūrai. Sveiki. Kodėl tu čia vienas lietuvis tarp brolių Latvių? Todėl, kad taip išėjo, kad aš kol kas gyvenu Latvijoje ir užsiimu šią sporto šaką, jeigu galim tai sportu pavadinti. Aha, galima ir kitaip pavadinti. Kaip latviškai yra skersinis? Skersinis? Turniks. Turnikas. Jo, turnikas. Turnikas, tai visi žino. Kągi, linkiu jums gerai pasiturnikuoti, 2 minutės šlovės jums. Latvijoje jie jau tapo socialiniu reiškiniu. Garantuoju, kad šiandien jie sudrebins Lietuvą. Shorty, it's never too much. Keep me doing too much. Pretend no one of me, I can handle that love. I was in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, it's no rush. So many boys in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then he said, I'm here with my friends. He got the thuggin', and that's when he said, Where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at?
Kągi, publikos reakcija pasako viską. Pirmą kartą šio projekto istorijoje jūs surinkote maksimumą balų iš publikos, tai yra 40, daugiau jie duoti negalėjo, nes daugiau mygtukų nebuvo. Kągi, jau turit gerbėjus, jau turit fanus čia Lietuvoje. Įdomu, ką pasakys rūstusis Džonas, tai yra Vitalijus Sololo. Ne, tai fanų jie turės visam pasaulyje, nes sportas yra sveikata ir tai, ką mes matėm, tai yra iš tikrųjų gražu. Ir, Lietuvoje aš manau, kad yra žmonių, kurie tai užsiema, bet kažkodėl jie bėga į Latviją, neaišku. Kodėl, kad ten daugiau fanų yra šito sporto? Ne dėl to. Dėl biznio reikalų. Mokiausi. Aš galvoju, paieškomas. Ne, tai Mokėsi, aš patiko, galiu pasakyti, pasiliko. kad tai viskas buvo iš tikrųjų gražu ir aš manau, kad visą, ką jūs darot ir jeigu dar skatinat jaunimą tuo užsiminėti, tai tikrai patinka ne tik man, bet ir visiems, bet mano nuomonė, tai buvo gražu ir man tikrai patinka. Vitalijau, aš galvoju, gal Šiaip mes žinom, kad Vitalijus gali dar geriau padaryti. Vitalijus gali dar geriau padaryti, labiau, kad jeigu jau skatina jaunimą, kadangi Vitalijus čia jauniausias, kaip aš suprantu, tai... Aš dėl manęs jokių problemų. Aš tai padarysiu, aš tai darau kiekvieną beveik rytą atsikėlęs, kur užuolaidos yra tas vamzdis, tai be problemų. Bet palaukit, aš padarysiu, kai išklausysiu visą komisiją. Gerai, gerai. Vitalijus savo pažadėjo. Dabar leiskim pakalbėti žmogų, kuris šokinėja tik ore ir nesilaiko už jokių turniks. Aš matau tai pirmą kartą va tokius triukus, aš atvirai pasakęs... Ir paskutinį. Nesu matęs tokių dalykų. Jūs kaip priekyje čia, aš nežinau, kaip vadinasi tas judesys jūsų kalba, užsilipot viens ant kito ir tokią supinę padarėt. Aš Cololo jokavau, tai juos reikėtų... Drugelį čia priekyje darėt, aš jokavau, kad reikėtų dar tą drugelį kaip nors pasisukti, bet aišku jokavaus, tai jūs užlipot ant šito... Mes turim labai didelę šou programą, čia yra tik 2 minutės ir todėl mes galime... Tai mažai buvo šitų 2 minučių, reikia pervadinti kokią valandą. Net 10 dalies negalim parodyti. Reikia valandą padaryti jūsų šou, aš galėčiau tai žiūrėti. Jie jau padarė daugiau negu valandą. Bet jūs jau negirdit, atkimškite jam ausis, jie turi pilną programą. Mariu kas nors, prašom, išjungti mikrofoną. Dar ką norėjau sakyti, kad mes neužsiimam sportu, tai tiesiog kiekvienas po mokslų, po darbo eina į artimiausią mokyklos stadioną ir tai daro triukus. Mes nesam gimnastai, mes nesam profesionalūs sportininkai. Tiesiog... O kokios traumos jūs kankina? Jūs esate išsisukę rankas, ką nors? Raumenų patempimai, bet gerai iššilti reikia ir apskaičiuoti savo jėgas reikia. Nes daryti šitą vadinamą vilką tik atvirkštinių variantų iš nugaros pusės, aš pirmas iki matau. Reikia labai gero apšilimo išgerti. Tai aš manau, kad gero apšilimo. Apšilkite. Ir čia vienareikšmė, aš sakau, man patinka. Tu patinka iš komisijos? Eglė? Aš kiek suprantu, jūs darote ne tik gražų reginį, bet ir gerus darbus. Mes Latvijoje pradėjom labai didelį judėjimą, jau 2,5 metų, per 2,5 metų 400 koncertų, 500 narių, išvažinėti vaikų namai, kalėjimai, mokyklos. Tai yra nemokamai, demokratiškai. Aš taip suprantu, jūs rašote, kad pas jūs gali už dyką ateiti ir treniruotis. Pasakėme, kur treniruotis, pavyzdžiui, kiekvieną trečiadienį 6 vakaro susirenka 2-4, juos apmokome, tada jie jau tampa savarankiški, mes važiuojame kitur, jie jau treniruojasi. Ačiū Jums už gerus darbus, labai ačiū ir noriu palinkėti, kad Jūsų jėga būtų panaudota tik taikiems tikslams. Ačiū Jums. Kuris patinka iš komisijos, Algis greitai. Aš noriu paklausti, kaip prasidėjo visą tai, dėl ko? Prasidėjo tai, kad 4 draugai susitiko mikrorajono mokyklos stadione, nes neturėjo pinigų sporto salėje, bet norėjo gerai atrodyti ir būti tvirti. Ir šitas yra įrodymas, kad tai gali bet kas nemokamai ir be jokių atsikalbinėjimų. Jeigu tu sakai, kad tu esi, kad tu blogai atrodai, todėl, kad neturi pinigų, tai čia yra įrodymas, kad tai nėra argumentas. Gerai, ačiū Jums labai už įspūdingą pasirodymą. Aš manau, aš nebejoju, kad mes pamatysim dar įspūdingesnių ir gal specialiai Jums bus skirtos ne 2, o 22 minutės, aš nežinau. Man irgi paaišku, kad patiko, vienareikšmiškai. Turit 4 patinka, Jūs patinka. Jis patenka kitą etapą, bet dar mes...
Ir dabar Vitalijus Solo pažadas. Vitalijus Solo tikiuosi nesulaužęs turniks. Žinokit, jūs dabar šnekat su manim kaip su diletantu. Aš su jais galiu atsistoti vieną eilę kaip braucim. Tai jūs nešnekėkit, jūs darykit. Štai jis, didysis Vitalikas Solo. Štai stipriausia kūno dalis, tai yra pirštas, rodomasis, nes jis dažnai rodo, ką reikia daryti. Padėkokime Vitalijui Solo, padėkokime komisijai už darbą, padėkokime šauniai kompanijai, kviečiame Irūną čia į sceną, nes tai buvo paskutiniai dalyviai, kurie dalyvavo mūsų šios dienos laidoje. Eikš, tu mano žaloji salotinė, tu nebandyk, tu ir taip per daug sportuoji. Taigi tai buvo paskutinis pasirodymas ir mes dabar kviečiame visus dalyvius į sceną. Taigi. Stop Jazz iš Klaipėdos. Muzika kitaip iš Šiaulių. Erdvė iš Švenčionių. Lietuviai kartu su Lakais Street Workout International Team. Richardas iš Vilniaus. Vitalijus ir Emilija iš Klaipėdos. Justina Mažeikiai. Solo šokis iš Birštono. Deimantė Janulytė iš Vilniaus. Ir vokals iš Klaipėdos. Na, o prieš užbaigdami laidą dar norime būtinai padėkoti Submarinui už skanius pietus, sunkių repeticijų ir laidos metu. Ačiū projekto informaciniam partneriui dienraščiui Kauno diena. Nežinau kaip tavo, Mariau, bet man buvo smagu. Man buvo smagu ypatingai žiūrėti į dalyvius ir tave tokią žalę bučiuoti. Iki visiems, iki kito penktadienio. Susitiksim po savaitės. Ate! Heaven knows your mother life, oh shit. Separate